Mes jūs girdime, prašom. Pakalbėkit dar truputį, labai prašau, čia toks nacionalinis premijos laureatas, būkit malonus, ant soskutės guliu taip ir reiškia taip gražu klausytis, labai dėkingas, nepaprastai džiaugiuosi. Ačiū Jums, kalbėkit, būkit malonus. Ačiū Jums, mes labai džiaugiamės. Taigi, Egidijau, prašau pratęsti savo mintį. Man reikia prisiminti, kuo aš baigiau. Pirmą, bandžiau atsakyti klausimą, mano nuomonė, koks buvo labai įdomi tekstas. mintis ir įdomiai vietoj sustota. Kad pats tas laikas kalbėti apie visokias strategijas, vizijas, perspektyvas ir galbūt yra bendras fonas visoje Lietuvoje. Mes įvairiuose srityse girdim šauksmus, kad nėra jokios strategijos tenai, nėra jokios strategijos šiandien, kultūros politikos arba, tarkim, kažkokio strateginio plano ar kažkokios tai vizijos išdėstymo šiuo atveju. Labai savalaikis dalykas. Kad nėra, buvo šaukiame 10 metų, bet tai niekada neatvedė į tam tikrą rezultatą. Dabar mes tą rezultatą turim, kaip mes jį vertinam taip, bet jis yra. Ir vienas klausimas kyla man, ar nėra visgi tos suinteresuotos grupės žmonių, kurie norėtų įtvirtinti šitomis nuostatomis tam tikrą savo situaciją. Tai yra vis tiek, egzistuoja tam tikros kultūrinės institucijos, kurios egzistavo nuo sovietinių laikų, egzistavo tuos 10 metų ir dabar, kaip buvo minėta jau jūsų Egidijau, galbūt tas metas atėjo, kada šiek tiek jų funkcionavimas ir jų egzistencija iškyla tam tikrą grėsmė. Manas, vėl klausėt? Klausiu visų, bet vėl matau, kad mums skambina. Mes girdime jūs, prašau kalbėkite. Labą vakarą. Labą vakarą. Labą vakarą. Ar galima, ponai Bėkštai, dar tokį klausimėlį? Ar jis mano, kad dėmesio santykis tarp mėgėjų meno ir profesionalaus meno šiuo metu yra teisingas santykis iš kultūros ministerijos pusės ir ką prognozuotų ateičiai? Nes esu girdėjęs ministro kalbą, kurioje jis labai gražiai yra pasakęs mėgėjų meno 100-mečio progą, kad, sakysim, ir mėgėjų menas, ir chorinis menas, ir profesionalaus yra lygiaverčiai ir verti vienodą dėmesio. Gerai, ačiū Jums. Jo, klausytojas ir žiūrovas jau kaip ir pasiūlė man atsakymą. Aš esu sakęs ir tai atsimenu tos savo žodžius, kad tiek profesionalus menas, tiek mėgėjų meninė veikla tai yra dvi vieno kūno rankos, kurios yra abi reikalingas pilnaverčiam kultūros vyksmui. Ir aš ir toliau tos pačios nuomonės laikausi. Dabar atsiprašau. Aš noriu paklausti ministro. Galima skambutis ministrui. Taip, prašau. Aš noriu paklausti. Aš noriu paklausti tiesiog labai paprasto klausimą. Dabar priėmus tos kultūros politikos nuostatą, šita vyriausybė atsistatydina, ministras atsistatydina. Ką turi daryti atėjus kita vyriausybė ir kitas ministras? Kokius praktinius žingsnius įgyvendinant šitas kultūros politikos nuostatas? Bet jūs norit, kad šitos nuostatos būtų įgyvendintos? Aš manau, kad jos yra labai abstrakčios. Jos yra labai abstrakčios. Ir jų sėkmė priklausys nuo to, kaip jas įgyvendins tie, kurie dirbs toliau. Mes ruoždami šitas nuostatas tengiamės būtent strateginiam lygmenį. Ėjom strateginiu lygmeniu ir laikėm, kad tolesnio įgyvendinimo dalykai, tai jau yra taktikos dalykai, kas yra vyriausybių dalykai ir partijų programų ir vyriausybių veiksmų programų tolesnio įgyvendinimo. Nes įvairios vyriausybės atėjusios, jos gali turėti skirtingą nuomonę, kaip tai reikėtų padaryti. Tai būtent žodžiai kaip. Mes šiuo atveju kalbėjome apie klausimą ką. Gerai. Ir dabar grįžtam prie tos intrigos, ar ne, kurie išdėstė. Taip, kurie buvo išdėstyti anksčiau. Aš nesu toks įtarus. Aš nemanau, kad čia būtent tie nuostatai atsirado iš tam tikros institucinės baimės kažkokios grupės žmonių suinteresuotų savo svarbos, galios, įgalumo išsaugojimo šitoje valstybėje ateičiai. Manau, kad iš ties mes darom viską ir ministerija darė viską įprastiniuose, konvencionaliuose kultūros sampratos rėmuose. Galbūt etatistiniuose šiek tiek, suvokiant kultūrą kaip valdomą daiktą, kaip daiktą, kuris kažkokiu būdu nuo valstybės reguliavimo sferos tiesiogiai priklauso. Ir tai yra jau metodologiniai klausimai, bet ne kokie nors interesų klausimai. Aš toj vietoj neturiu jokio įtarumo, nors man nuo to niekiek negeriau žiūrinti šitos nuostatus. Dabar, bet sklaidant šitos nuostatus, iš karto kliūva akis už tokių dalykų, kad yra išskiriamos kaip prioritetinės iš tikrųjų meno kūrėjų organizacijos. Ir štai nevyriausybinių organizacijų kultūrinė veikla atsiduria greta mėgėjų veiklos. Aš nesakau, kad tai yra kažkoks sugrupavimas, bet jiems iš karto tarsi jau
atrodo, kad kūrėjų organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos yra to paties dvi pusės. Ir vienos ir kitos yra nevyriausybinės organizacijos. Taip. Taip, bet mes jas atskiriam šiuo atveju, turėdami omenyje, tai jos yra skirtingose dalyse. Vienoje dalyje kalbame apie mėgėjų meninę kūrybą, tai ten mes kalbame apie nevyriausybinės organizacijas ir manom, kad tos nevyriausybinės organizacijos, kurias užsiima kultūrinė veikla, taip pat ne meno kūrėjai, bet įvairios nevyriausybinės organizacijos, kurios turi savo veiklą užsiima kultūrą, tai manom, kad jų taip pat joms turėtų būti skiriamas dėmesys. Tačiau kita vertus profesionalaus meno dalykai. Mes jos meno kūrėjų asociacija, meno kūrėjus išskiriam prie profesionalaus meno rėmimą ir laikom, kad faktiškai per meno kūrėjus draugijas, tai yra per meno kūrėjų organizacijas, turėtų būti pagrindinė veikla ir daroma. Galėtų būti daroma. Ta prasme, daugiau dėmesio būtent atiduodant ir sprendimų priėmimo, ir būtent toms organizacijoms. Ne viskas sprendžiama. Žiūrovai nori įsijungti į mūsų pokalbį. Prašom, mes jūs girdim. Labas vakaras. Labas vakaras. Audronis Imbrasas, Šokio informacijos centras. Aš norėjau paklausti, ar rengiant šitas kultūros politikos nuostatas buvo remiamasi kokiais nors tyrimais, ko nori ir ko laukia visuomenė. Tarkim, kiek visuomenės nori vaikščioti į muziejus, kiek jų nori klausytis muzikos, kiek nori žiūrėti kiną. Ir ar nebuvo galvojama, kad tarkim valstybės dėmesys ir valstybės biudžetas turėtų būti skirstomas atsižvelgiant į tokius tyrimus. Taip, ačiū labai. Tai yra nauja idėja, nes to remiasi bent jau vakarų valstybės skirstydamos ir formuodamos savo kultūros biudžetus. Ačiū. Ačiū Jums. Labai sunkiai buvo girdėti, bet pagrindinę mintį aš atrodo pagavau, kad buvo remiamasi tyrimais ir kiek dalyvavo visuomenė. Tai tyrimų, pas mus apskritai Lietuvoje tyrimų yra labai mažai kultūros proceso. Tai čia yra faktas. Mes darėm tyrimą menininko statuso Lietuvoje, buvo specialus tyrimas užsakytas sociologams. Tokius tyrimus mes turėjom ir jų išvadomis iš dalies rėmėmės. Taip pat pagrindinis tyrimas buvo mūsų pokalbiai kaip su menininkais, taip ir su įvairiom, mes pervažiavom visas apskritis, susitikom su visom savivaldybėm, su kultūrininkais visose savivaldybėse. Ta prasme, mes ieškojom, ėjom per problemų sprendimo kelią, ne iš teorinio kultūros vadybos modelio, o iš realių problemų, kurios yra šiandien Lietuvoje, kurias mums reikia šiandien spręsti. Ir aš anksčiau buvau pasiruošęs vieną repliką, kuri regis yra kaip pavyzdys